tai dabar 7 jai irgi. Dyba. Asfaltuoja kelius. Mano tėtis dirba Kauno tiltais. Aisko. Jisai nueina, pasisveikina iš pradžių. Pasisveikinęs nueina, deda visokius kitus kelių ženklus, kad mašinom būtų lengviau viską daryti, važinėti. Man atrodo, kad jisai nueina į darbą ir asfaltuoja kelią. Ir šardo seną asfaltą ir deda naują. Kažkaip įdedi žėro, tada kažkaip su specialiais klijais paklijuoji taip, tada, nežinau. Kasa, viską daro, tai yra sižiūri. Taip, kažkas tukšena, nes ten taip paštata tokias lentas ir paskui išėma, kaip ten sukala visas žmogus kitoj apačioj ir viršuj, kad ir taip ten išėma varstus, jau būna viskas prilipę, tai taip ir neištrūna, mašinas važiuoja, neištrūna, nes labai būna prilipę, kaip užklijuoja, niekada nenuslipina. Va šitai būna prilipę, štai mama. Ten padaro tokias linijas ir ten paskui viršui jų deda tokį kelią ir paskui taip būna ir ten važiuoja mašina. Iš pradžių nusipiešia visą formą, o po to pradeda statyti. Smėlę pilt, ir paskui su platuvu tai važiuoti lygin. Kol sunki mašina padarys, kad sugriūtų kelias, tokia sunki mašina. Nukristų. Ai, nu jo, iš vyro pripelė iki mėnulio. Kosmose skraidytų. Iki mėnulio negali. Todėl, kad mėnulis yra pats aukščiausias. Gal ir vis tiek, tai jeigu jis labai būtų tiesus, toks labai ilgas. Bet kaip tu galėtum padaryti, ar tu moki skraidyti, pavyzdžiui? Nes jos, jeigu taip, tai jos nukristų. Labai daug visko reikia ir jisai nestovės važiuoti. Negalima, nes šitie pešiš padėki ir myli. Taip, mama. O kodėl? Reikia.